Labukas šiandien pietums Vilės virtuvėje virsiu cepelinus. Ir aišku, ne savus, o tokius šaldytus iš kaimo parduotuvėlės. Jie tokie labai skanus ir vieninteliu žinom tokius, kurie tikrai verti dėmesio, nes jos galėtų sumaišyti net ir su naminiais. Jeigu nepasakytum, kad pirkti gaminau aš pats, tai sakytum, kokios skanikas patinė padarė čia. Labai, labai skanus. Buvo tokie gražuoliai, užvert vanduo, ir sudedu aš juos. Tai vieni su mėsa, o tokie apvalūs su varške. Ir sudedu iš karto 30 minučių užsistatau ir po 30 minučių jau galima valgyti. Tuo tarpu dukra užsijama savais reikaliukais. O aš noriu pasidžiaugti, kad pajudėjo užuolaidų reikalai, taigi visas įsilyginau, daviau netgi vyrui uždėt tas užuolaidas, kaip čia pasakyti, ir liko dabar apačia ir dar šonai, o šonai tai darysis iš sujungtos medžiagos, dar liko, tai žiūrėsim, kaip atrodys. Tai va. Čia mūsų toksai žaidimų kampelis, užsidengiam su dekiais sofa, kur atsisėst. Čia žaidžiam parduotuvę. Cepelinai gatavi. Vieną su mėsytė nugrėmiau netyčia. Ir šitas šaukštas išties man patiko. Ir dar grietinė šalia. Tai tokie tie mūsų pietus. Na, tai taip atrodo vidus. Spirgiukai naminiai, įsirūkėm patys lašinukus. Aišku, lašinukai nenaminiai iš parduotuvės, bet pusiau naminiai, nes patys įsirūkėm, patys įsisūdėm ir labai skanu. Čia Melisiuks padarė irštvą, sakė, miegosim šią naktį. Pietų Korėjos, aišku, ir iš Lenkijos mačiau. Iš Šveicarijos nemaža, UK. Sekanti diena. Tai vyras rado štai tokią metrinę liniuotę. Ir ką? Ateina metas matuotis tas užuolaidas, kiek čia reikia nuimti. Tai tiek dar atlenkti, kiek čia gaunasi, koks apie 10 cm. Tai gaunasi 18 cm. Tas lankelis tai toks fainas. Dukra nusipirka. Taigi, išsilyginau, susidaikščiau ir susivau iš blogosios pusės. Bet gerai pusė irgi gerai atrodo. Buvo prieš kelias dienas atvažiavus draugė, sutvarkė mano mašiną, kad gražiai vėl siūtų, su tuo įtempimu sužaidė. Tai dabar vėl gražiai siūna. Ir reikia iškart pasikabinti, pasižiūrėti, ar gerai atrodo. Ir dar padariau tokius 9 cm. Ir va kaip atrodo. Dar gal sykį reiktų pralygyti, kai jau su visam. Ir netyčia, ką, va, tokie mūsų kabliukai, sužinojau apie juos, kad jie tiesiog, va taip, jas visą laiką kabindavau tokius atsikišusius. Pasirodo, čia galiu užkištusi, fiksuoju, kad jie nepabėgtų. Dar taip pat, kur pirkom šitas užuolaidas, sakė, kad reikia prieš tai įtempti jas, o tada kabliukus kabinti. Bet aš galvoju, kad kartu, ne aš vieną galvoju, ir vyrs galvoju, kad nereikia čia mums to raukšlių suraukt mum ir taip kažkaip gražiai atrodo, tai galvojam net neraukti užuolaidų, o tiesiog taip kabinsim ir viskas. Nu va, vieną užuolaidą padariau. Pradžiai žiūriu, liečiasi į grindis. Bet buvo kabliukai aukščiau pakabinti tą vieną juostą, tai nukėliau žemesnę juostą ir dabar pats tas, tik tai kampiukai viršų kil, reiktų kokią, nežinau, reikėjo kokį metaliuką, tą svarmeniuką prisiūt. Bet šiaip tai, pats tas, ir jau stengiausi taip apačią gražiai atsiūt, tai man patinka. Kas dėl lyginimo, aišku, galėčiau dar labiau pasistengti, bet tingiu, man gerai. Na tai,
kaip ten sako, tobulumai ribųgi nėra. Prieš tai rodžiau vyrui, kaip buvo, kai šiek tiek lietęs į grindis, tai sakė, viskas čia gerai, bet man nepatiko, tai persidariau. Tai nereikėjo persisiūti, gerai, kad ten kabliukus buvau žemiau sukabinus, tai dabar pats tas. O dabar važiuoju į darželį ir vėl užuolaidos nusikėlė turbūt nežinau kada, nebent dukra ras veiklos ir galėsiu toliau čia darbuotis. Nu, atsižymėjau užuolaidas, bet iš tos pusės pasirodo negalima išimti, tai reikia nuimti gražiąją, o nuima nuostabusis vyras, jok iš kuduro. Ana, prašom gerbti jau lygitą. Tai tiesiog atsilenkiu. Ir užsilyginu. Ir tada taip jau baisiai daikstytis nereikia. Žiūrėsim, kaip stalui patiks šitas dalykas. Šita liniuotė man labai patiko ir taip susižymiu 2 kart juostą, nes neradau platesnę dalyką, su ko galėčiau tiesiai nusižymėti. Taigi nusikerpu, kiek čia gaunas, kokie 6 musiau. Nu, pažiūrim, ar akis šį kartą neapgauna. Uop. Taip, 6 centimetrai. O tada jau užlenkiu. Išsilyginau ir dar taip susidaikščiau, kad nepasislinktų medžiaga. Ką aš šnekėjau apie kabliukus, tai nuo čia perkeliu ant šito. Virtuvės užuolaidos pasiūtos. Voilà. Ką tu darai? Kepam kakavinius vaflius. Po kelių dienų pasiemu kamerą, čia mano toks vlogiukas turbūt gausi savaitės laiko ir noriu parodyti, ką nupirkau dukrai. Tai čia surinkom jai tokį staliuką už 5 eurus. Nuskaitom visai gerą kainą, nes Robert sau tokį pat pirkau 100 eurų tada. Ir šitas labai pasiteisinęs dalykas, tai lenta. Šiandien papildomai nupirkau porą šitų ir dar pakabinamą. Tai labai faina susidėti, dukrai taip pat labai patiko. O čia vat dėžutės. Tos dėžutės turės tokią dar kaip ir lentynėlę, spintelę ir galės dukra susidėti žaislus. Čia jau senelių dovana bus. Gimtadienis, aišku, gruodžio 10 tik tais, bet va. Kiek čia 7 berods tokias mažytės ir 2 tos didesnės. Žiūrėsim, kaip seksis tos žaislus susidėti ir galbūt tų bjaurių dėžių nebereiks. Tuo tarpu vyras gamina apšvietimą. Ir dar visas maišiukas šiaip tokių... Oi, dar čia morkų yra. Užmiršau. Paėmiau porą pėdkelnių. Visai patiko tie nepažįstama moteris užkalbino. Sako, oi, kaip man jie patinka. Nu, tai ir pati nusipirkau. Tiesiog sudedu su rūbais kartu, kad nenudažytų spalvos. Tai faina. Dukrai nupirkau paspalvyti. Mėgsta Pepas, jau mažiau žiūri, bet manau apsidžiaugs. Ir dar tokį paėmiau... Kaip čia žiursta pavadinti virtuvinį. Sakė, reiks darželyje, bet manau patiks ir namuose. Tai vat virtuviai toksai va. Vieninteliai parduotuviai ant greičio radau, kur būtų vaikiškas, o ne saugusiam. Nu toks helovyninis. Fainas. Matos, kad mėgsta gaminti ir valgyti, o gal tik valgyti. Dar kas iš dalykėlio vyrs pasiėmė internetą naują tą šudelioką geriau trauktų. Nu, o čia krepšiukai, tai į spintas keliaus, tas didžiausias į tambūrą, o tie 2 pas dukrą ir pas vyrą į spintą. Taip pat nupirkom dar ir tokius stripiukus, tai čia spintą pakabint, žinot, tos rūbus. 2 dukrai ir 1 vyrui. Turiu viršui, tai dabar bus apačioj, o dukrai labai faina. Nes va, suknelės pasieko puikiausiai, labai patinka į pačiai rinktis, bet noriu, kad dar ir megztukų pasiektų pasiimti. Tai dar taip pat nupirkom ir šitą lentą, kad galėtume išnaudoti erdvę. Šitą spintą dabar atrodo šitaip žaislais užkavoti ir bus 2 stripiukai. Ir va, viršui lenta. Tai va, taip pat ją turim. Tokie labai fainus krepšiukai yra. Atsidarom spintą. Ir va, čia papačia
negali dėti tokių daugiau dėl vyrų. Reikia kažkokius kitokius vyrus pirkti taip. Tiesiog va, telpa tasai krepšiukas ir viskas labai puikiai važiniai. O kas su užuolaidom, tai aš dar jų nebaigiau. Tai va tokia bus dydžio komoda, kur susidės žaisliukai. Tik dabar sudedam atgal žaislus, kur šiaip sukrauti. Ir lauksim 1,5 mėnesio, kol išpakuosim ir surinksim. Nu ką, dukra galės pasiekti savo megztukus dabar. Kaip ir sukneles, taip ir megztukus. Taip atrodo krepšiukas. Nu va, dar viena užuolaida, liko viso 3 užuolaidas. Tai viena į apačią, o 2 dar pilnai reikia pasiūti. Nu ir dar viena užuolaida baigta. Pasižiūrėjau, turiu čia dar medžiagos, tai bandysiu nejungti, o daryti iš 1,20 m. Tiek toj pusėje. Kaip tik turiu tokius 3 gabaliukus, tai 2 panaudosiu ir va tiek medžiagos liks. Žiūrėsim, kaip gausis. Kur buvom salone, užuolaidų sakė, kad mažiausiai turi būti 1,50 m užuolaidos, kad atrodytų gerai. O čia bus 1,20 m. Tai 30 cm bus kaip ir per mažai. Bet neklausysiu ir bandysiu padaryti savaip ir tada žiūrėti, ar gerai. O jeigu ne, tai išardau vieną šoną ir dar šiek tiek prisiūnu medžiagos. O jeigu vėl netiks, tada jau į saloną. Bet aš manau, kad pirmas variantas pasiteisins. Tai žiūrim. Tai va, taip pradėjau savo ir daikstytis. Laukia oras visiškai bjaurus, tai labai gerai lengviau išsėdėti ir siūti, nesinori kažkur eiti iš namų. Kaip tik turiu tokius 3 gabaliukus, tai 2 panaudosiu ir va tiek medžiagos liks. Tai kaip vaizdelis, pabaigiau siūt ir į viršų pažiūriu. Čia ir viskas. Baigė siūlt. Kai gerumą. Atsirado ir eglutė per tą tarpą. Čia ta pati diena. Tai vat, taip atrodo užuolaida. Nu, sakau, labai gerai. Nereiks čia nieko jungti. Valia. O taip pat įtraukta. Nu, į ką? Gerai. Liuks. O, nu, fainai, nusimečiau. Ta, buvau sėdėjus kitą megztuką, sukaitau, kol aš ten užkabinau ant viršaus. Patinka, kaip patinka. Paskutinė užuolaida. Ir yra plaukas, taip švelniai ir taip šiurkščiai. Tai pasirodo, kur šiurkščiai turi būti į apačią eit, o kur švelniai viršus. Ir aš nežinau, čia gerai. Jis, kiek buvau nusipirkus užuolaidas, taip pabraukiau, tai dabar darau tą patį ir su tom, kad plaukas eitų į viršų švelniai. Tai va. Paskutinė. Viršus, apačią įsilyginu, pasidedu ten aukštai, kaip ten, užsikabinu ir viskas, pamirštas užuolaidas. Nu, va, stalviršis pagaliau vėl atliks savo funkciją visą mėnesį. Kiek čia 2 savaitės labiau dirbau, tai užėmė užuolaidos ir paskutinę daviau Robertui, tegul pasimėgauja kabinimu. Paskaičiau šiaip gal savaitę sudėjus, nes tas 2 savaitės ne kiekvieną dieną siuvau. Tai ir tai nuo pusvalandžio kažkur iki 3 valandų šiandien, daugiau tik laiką užsiėmiau tuom. Tai savaitę darbelio tokia. Gal net kokias 4 dienas gautus, jeigu ištisai būčiau dirbus. Ne, 2 dienas, kokias 4, tai tikrai 2 biški gal per mažai. Taip. Ir sumastėm dar eglutę kažkaip jau puošti šiandien spalio 31. Ir sako Robertas, aš ją noriu parnešti į kambarį, tai va taip, va, iš molinuko parsivežėm, kur kažkada sodinom prieš 5 metus. Užaugo tokia jau nemaža visai gražuolė. Galima pasidžiaugti, viskas. Užuolaidos baigtos. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Ir dar liko medžiagos, tai paskaičiau 2 metrai, pirkom, neatsimenu, 17 berods metrų buvo paskaičiuota, tai, bet sumastėm kitaip perdaryti, tai vat, atliko, viskas tvarkoje. Bus tavo romanetė.
Na, bus mano romanetė, kur aš neįsivaizduoju, ar įmanoma pačiam pasisiūt. Na, dabar tik reikia.